Sveiki atvykę. Laivas yra apie tai, kodėl yra svarbu jausti kūną. Šis podcastas bus labai gilus, kalbėsime apie gilius patyriminius dalykus, kaip yra svarbu pajungti kūno pojūčius. Kas yra sąmoningas žmogus, žino, kad šiuo metu planeta persiprogramuoja, keičiasi mūsų Žemės dažniai, žmonių sielos bunda ir mes esame kviečiami eiti į pokytį. Ir šiuo metu aš pati esu tose transformacijose. Ir tiesiog pats gyvenimas mane atveda į šitą temą, į suvokimą, kaip yra svarbu jausti kūną, ne tik gyventi iš proto. O aš esu tas žmogus, kuris visą gyvenimą gyveno iš proto, sprendimus priminėjo vedinas proto, mano intuicija yra prislopinta ir aš dabar einu tuo keliu, mokausi jausti save, mokausi pajausti kūną, mokausi girdėti savo intuiciją. Todėl nutariau padaryti šį laivą kartu su Narnija. Ji yra somatikos ir įsikūnymo kaučerė, kuri dirba su vadovais, lyderiais, kurie daug dirba, kurie nuolat yra tame to-do sąraše. Reikia tą padaryti, nemoka atsipalaiduoti, nuolat skuba, atitinkamai sprendimai yra priimami chaotiškai. Todėl aš noriu, kad Narnija mums visiems papasakotų, kaip šiame laikotarpyje išmokti atsipalaiduoti, kaip pajausti kūną, kaip suprasti, kokius signalus jaučia kūnas. Tai kam yra aktualios šitos temos, kviečiu pasilikti, o šį podcastą užbaigsime trumpą įkūnymo praktiką, kurią jūs galėsite toliau naudoti savo gyvenime. Tai kviečiu dabar prisijungti Narniją. Labutis. Labutis. Lėja, tai kviečiu tave prisistatyti auditorijai trumpai, kas tu esi ir apie ką mes kalbėsime. Ir kodėl verta likti šitame podcast'e. Tai savo kelionę pradėjau kažkokius 7-8 metus kaip tiesiog kaučerė, bet jau 5 metai kaip studijuoju judesio terapiją. Ir tai yra mano pats mylimiausias įrankis, todėl aš jį adaptavau irgi į savo sesijas ir šiuo metu didesnę noriu dalį savo sesijose skirti būtent kūno ir judesio terapijai negu paprastam kaučinimui. Bet žinoma, visada eina lygiagrečiai darbas su protu ir su kūnu, nes tik tada atrandamas tas balansas. Tai va, tai gal taip, jeigu bendrai, tai per nervų sistemos gal reguliacija mano pagrindinis yra darbas ir va tas įkūnymas, nes pas žmonės yra labai daug informacijos, jie labai daug visko žino, bet nėra tai įkūnyta per kūną. Tai šiuo pokalbiu mes norime suteikti daug vertės, galbūt supažindinti su nauja tema, kas dar šitoje temoje nėra, nes ką aš matau, būdama strategija gyvenanti verslo mokymuose ir visuose tuose išoriniuose dalykuose, netgi aš matau visame tame prasme ir matau tavo Lėja specializacijos prasme ir matau, kad jinai metų bėgė, metai 2 į priekį, jinai turės didelį, kaip čia pasakyti, demand poreikį. Tik tais dabar yra įeiti į rinką kaip naujai šakai gal yra ne taip drąsu tvirta, nes daug žmonių nežino ir tuo labiau nesupranta dar tame naudos prasmės, bet kaip aš istorijose rašiau, kad dabar mes savo realybę kūrėme per vidinę būseną, per jauseną, per tai, kokias mintis mes transliuojame. Ir jeigu mes nuolat esame prote, skuboti priimame, atsiprašau, jūs pratęs, aš atsigersiu. Taip, jeigu mes visada esame tik tai prote, kūne tampa būti labai sudėtinga ir sunku, nes, kaip aš sakau, pavyzdžiui, burnautas prasideda ne nuo per daug darbo ir nuo daug apimties. Burnautas prasideda nuo jausmo, kad šitas kūnas man nebepriklauso. Kai aš esu prote, aš tarsi atsisakau kūno. Bet čia gal norėtųsi man pradėti truputį nuo tokios pradžios ar įvado ir įžangos, kad žmogui būtų aišku, kodėl mes einame kūną. Nes aplamai mes esam žmogiškos būtybės ir mes esam sutvirti, būtent taip, ar ne, kad mes turim šitą kūną. Tai reiškia, mes turim išmokti būti šitame kūne. Nes jeigu mes būtumėm sutvirti taip, kad būti tik savo galvoje, tai ko gero mes kūno ir neturėtumėm teisingai, arba būti savo mintise, tai būtumėm kažkokiu kitu pavidalu. Vadinasi, mes turim išmokti būti savo kūne, nes turbūt dažnas esate pajutę tą tokį jausmą, kai esam tvirtai įsikūniję, gerai jaučiam savo kūną, esam įsižeminę, ypatingai kai einam miške basomis ir taip tvirtai jaučiam savo kūną ir dėmesį čia ir dabar, mes jaučiamės labai saugus, nes iš tiesų, jeigu mes gebam išlaikyti dėmesį savo viduje, tai gali būti kūnas pati saugiausia vieta būti. Ir šitoj vietoje, kadangi aš pastebiu tą tokią tendenciją, ypatingai pas vadovus, kurie turi priiminėti sprendimus, kurie reikalauja daug atsakomybės, rizikos ir panašiai, jie disocijuojasi nuo kūno ir viskas yra tik galvoje, bet pagalvokim, kas yra mūsų protas. Tai yra tam tikra atminties dėžutė, kurioje yra sudėti mūsų visi prisiminimai. Tai reiškia, ką mes matėm, išgirdom, perskaitėm. Ir ten nieko daugiau nėra. Ten nėra nieko, kas yra nepatirto arba neišgirsto arba nepamatyto. Vadinasi, jeigu mes klausom tik tai proto, tai mes tik toj dėžutės formą arba dėžutės ribose mes tik tai ir gyvenam. Vadinasi, nieko naujo ten įvykti negali. Ten kartojasi tie patys scenarijai, tie patys, tos pačios mintis, ar ne, tos pačios programos ir panašiai. Ir nervų sistema gal remiantis tą atmintimi, kas čia yra, formuluoja scenarijus? Teisingai sakau, ar ne? Panašiai, tik tiek, kad nervų sistema jinai dar truputį ir kitokį vaidmenį atlieka. Tai reiškia, kad
nervų sistema reguliuoja mūsų visą būseną, ar ne? Tai jinai neturi tokios kaip savo kažkokios atminties. Ja įtakoja būtent mūsų mintis. Tai reiškia, kad mūsų mintis sukuria tam tikrą jausmą, ar ne? Nu, tai jeigu tu esi kažkokio, nu, tarkim, tu ten pastoviai žiūri žinias ir ten karas, lygos, ten, tikėtina, kad tu kūne pastoviai jauti įtampą, stresą, baimę ir panašiai, ar ne? Tada tavo nervinė sistema visai įsitempia, nes jinai gauna signalą, kad tu jauti tą jausmą ir jinai bando su tuo susitvarkyti. Ir jeigu mes jaučiame įtampą kūne ir mes tą įtampą ignoruojame visus šitus kūno siunčiamus signalus arba kūno kalbą, anksčiau ar vėliau jinai duoda apie save žinoti, pasireikšdama traumomis, lygomis ir panašiai. Nes nenori, mes šitą gyvenimą, šitą gyvastį, mes turim praleisti pro kūną, ne per protą. Nes gražiausius dalykus mes gyvenime juk patiriam ne per protą, teisingai, tarkim, jeigu mes valgom, kur mes patiriam tą skonį, tą malonumą, kūne. Jeigu mes mylim, mes patiriam orgazmą, juk mes nepatiriam smegenyse, mes patiriam kūne. Jeigu mes patiriam kažkokį tai labai didelį džiaugsmą, mes jį patiriam kūne, fiziškai patiriam. Meilė, ar ne, nu kur jinai nėra fizinė, nėra jos tokios kaip apčiuopiamos, bet mes visi labai puikiai žinom, kaip jinai jaučiasi kūne, ne prote. Tai kodėlgi mums nesugrįžus į kūną ir nepradėti to gyvenimo per kūną. Būtent per kūną. Tai va. Ir čia ir yra esminis toksai dalykas, kad kaip mes galim pradėti užmegzti ryšį su kūnu. Nes taip kaip būti prote, mes jau žinome, ką tai reiškia, ar ne, tai dažniausiai pasibaigia didelėmis kūno įtampomis, ar ne, kažkokiais tai stresais lėtiniais arba nebūtinai lėtiniais, nu žodžiu, kad tai nėra malonios tos emocijos, bet kai tik tai mes pasileidžiam į kūną, mes pradedam gyventi, jaučiam tą gyvastį, ar ne, atsiranda daugiau energijos. Mum, kaip pradėti dirbti su kūnu. Tai va, nes protas jisai remiasi praeitim ir visais scenarijais, kurie jau buvo. Tai reiškia, jis negali nieko sugalvoti naujo, jis negali nieko sukurti naujo, ar ne? Bet o kūnas jaučia dabartį, ar ne? Mes jaučiam dabartį ir mes jaučiam savo vidinę tą tokią tiesą, savo kelią, pavadinkim, ar ne? Tai reiškia, kad viską, ką mes gyvenime padarytumėm, nesvarbu, kas tu esi ir kokioj srityje, mes turim pasikliauti tą savo kūno vidinę išmintimi ir tą tiesą. Dėl to, kad nėra vienos kažkokios tai standartinės universalios tiesos, kad žmogus gyvenimo turi nugyventi taip. Kiekvienas turi savo kelią, savo tiesą. Ir dažnai žmogus sako, kad aš nejaučiu ten kažkokios prasmės, ar ne? Man kyla kažkokie egzistenciniai klausimai. Tai jie dėl to ir kyla, kad kai žmogus negirdi savęs, jis negirdi savo to kūno arba širdies vedimo. Ir todėl jisai nueina į protą ir bando išmastyti protų. Ir tada gaunasi reakcija tokia, kad kūnas įsitempia ir, žodžiu, laimės nėra, nieko nėra. Įtariu, tavo katinas siautėja. Teisingai, vagia maisto nuo stalo. Tai čia sakau, noriu dar papildyti, ką tu pasakei, tai labai tinka visiems overthinkintojams, kurie aš ką tik prieš mūsų laivą skaičiau vieną įdomų įrašą, kad dabar yra atėjo laikas, kai reikia gebėti gyventi ir kurti gyvenimą iš širdies, klausyti širdį. Ir jeigu pas mus ateina mintis, bet kaip aš padariau, atėjo mintis, jinai visiškai nesusijusi nei su mano tema, įkūnijimo somatika, Kristina, bet galvoju, jeigu aš jau atėjau signalą, reikia jį įgyvendinti. Ir aš to iš karto parašiau, davai darom greitai, kol yra tam energija. Ir ten kaip tik buvo rašyta tai, kad jeigu mes gauname mintį kažką realizuoti, mes iš karto turime eiti daryti ir neskirti laiko tai savianalizei, ką tu ir sakei, nes iš to atsiranda įtampa, sabotažas, nieko nedarimas. Nes vienas geras faktas, sako, kiekvienas mikro išdavimas savęs, savo ketinimams yra lygu makro atoveiksmiui tau. Tai aš man neduosiu pagalvoti, kokie yra tie makro atoveiksmiai, kai tu save išduodi. Tai va čia labai siejasi su tuo, kaip pradėti jausti save ir kurti savo unikalų gyvenimą. Todėl, kad būtent dabar viskas vedama link to, nes mums yra duota ta gausa, ką iš tiesų galima dar pritempti prie mano temos, kaip išeiti tą gausą. Tai va būtent per savęs jautimą. Man asmeniškai tai yra challenges, aš turbūt 10x turiu šiuo metu įdėti pastangų tam, tom praktikom, kantrybės tos pačios, priėmimo ir taip toliau, tam, kad man pavyktų kažkokį mikropokytį pajausti, nes šiai dienai aš užsimerkiu ir aš nejaučiu to savo kūno. Nesuprantu, ką aš turiu jausti, dilgčiojimus, skausmus, nežinau, drugelius ir panašiai. Tai vat norėsiu, kad tu pasidalintum kažkokią tai praktiką, kuri padėtų pajausti kūną, o galbūt auditorija, kurie šiuo metu yra prisijungusi live, galėtų pakomentuoti, koks yra pas jūs šiuo metu ryšys su kūnu. Jūs, kai užsimerkite, ar jūs jaučiate savo kūną, arba tu gal papildyk, Lėja, kas turi būti jaučiama, ar jūs kaip ir aš daugiau gyvenate galvoje ir einate ir darote sprendimus iš galvos. Matai, kiekvienas tą suvokimą, kaip aš jaučiu kūną, turbūt turi pagal save. Nėra kažkokio, žinai, kad čia bus šalta, čia bus šilta, bet tai gali būti irgi vienas iš tokių paprasčiausių būdų pabandyti pajausti, o kurioje kūno dalyje yra šaltis, o kurioje yra šiluma. Bet gal aš sakyčiau,
kad tai nėra viena kažkokia stebuklinga praktika, kuris taiga žmogus sujungs su kūnu. Nes jeigu kūnas buvo ilgai ignoruotas, o kūnas jis nekalba iš karto labai garsiai, jis kalba labai subtiliai. Garsiai kalba tik tada, kai jau yra ta riba peržengta, kai kūnas daugiau nebeatlaiko viso to. Nes gal dar reikėtų čia paminėti, kodėl žmonėms yra sunku būti kūne, ne? Dėl to, kad kai mes esame savo prote, ten yra labai daug minčių. Ir tame triukšme yra, toksai tu būni ir būni, nes tau nereikia nieko per daug jausti ir per daug girdėti. Tiesiog tas toksai užesys. Žmonės yra prie to pripratę. Dėl ko, pavyzdžiui, žmonėms yra sunku išbūti vieniem, išbūti tyloj. Jie grįžta namo, jie jungiasi iš karto ten televizorių, muziką ar kažką, kad kažkoks būtų dar papildomas triukšmas, tam, kad negirdėtų tai, kas vyksta viduje. Nes tas vidus jisai visada kalba. Tai reiškia, kad mes turime tarsi dvi talpas, ar ne? Tai viena talpa yra mūsų emocinė talpa, kita talpa yra mūsų minčių talpa. Ir kai jos yra visiškai pilnas, reiškia, tai yra tiek daug minčių talpa duoda didžiulį triukšmą. O emocinė talpa, jeigu jinai yra pilna, tai jinai tarsi yra banguojanti jūra, ar ne? Vadinasi, per tą triukšmą mes negalim girdėti savo vidinio balso, kuris kalba labai tyliai, o per tą emocinį bangavimą kaip jūros mes negalime matyti, kas yra dugne. Dėl to, kad normalu, jeigu jūra banguota, ten viskas susimaišo. Tik tada, kai jūroje yra štilis ir vanduo yra ramus, mes galime matyti, kas yra apačioje. Tai lygiai taip pat ir su mumis, norint išgirsti savo tą intuiciją, čia vat gal svarbiausias tas yra dalykas, ar ne, dėl ko mes einam į tą kūno ir pajautimą, ar ne, kad lavinti savo intuiciją, savo išmintį kūno. Tai reiškia, mes turim pirmą išventiliuoti arba ištuštinti šitas dvi talpas - emocinį ir mentalinį minčių, ar ne? Bet jeigu žmogus vienas su savim, įsivaizduok, tos talpos yra pilnos, kaupia visus tos metus, ar ne? Ir staiga jisai nori kažkaip su to susitvarkyti, taigi jos niekur taip nedingsta, tu turi visą šitą praleisti per savo kūną, tik tokiu būdu pasileidžia. Bet kai mes leidžiam savo nors truputį pradėti jausti kūne, tai yra labai labai sunku išbūti. Mes iškart norim iš jo šokti, lipti, dėl to mes bėgame į galvą, nes galvoj tarsi būti yra lengviau negu kūne, dėl to, kad čia yra visko tiek daug, čia visa yra saugoma mūsų atmintis, ko protas gal ten net, nežinau, ten trečdalį gal tik tai atsimena, ar ne, o kūnas jisai mena viską. Bet norint eiti į tą ryšį, mes turim, tam reikalingi mentoriai, kad saugiai, kad duotų, tas mentorius duoda tarsi erdvę arba palaiko, tarsi tas talpas, ar ne, kad žmogus saugiai galėtų jas išleisti. Ir tada, kai jos yra tuščios, tada po truputį, kai yra tyla ir kai nėra emocinio taškymo, to švytuoklės, tik tada žmogus pradeda po truputį atrasti tą ryšį su savimi ir gali pradėti kalbinti savo kūną. Ir šitoje vietoje, dėl ko yra labai labai svarbu vadovam, dėl ko mes ir susitikom, ar ne, kad pakalbėti, kodėl tai yra aktualu vadovam, nes nuo vadovo... Dar gal papildysiu, svarbu, kad įsiterpiu, papildysiu, kad ne tik vadovas įsivaizduotų komercinį vadovą, bet tai, kas dar tinka, kokie žmonės yra ambicingi lyderiai, tie high achievers, kurie tikslų siekiantis nuolat varo tik į priekį ir nuolat tose tiksluose, veiksmuose ir tada nebėra erdvės į save, ar ne? Vienas momentas ir kitas momentas yra labai svarbus, kad žmogus paprastai, kuris yra, na, kažkoks, nesvarbu kokio lygmens vadovas, jam priklauso visada komanda. Ir nuo vadovo emocinio balanso, pavadinkim taip, priklauso ir komandos visas emocinis fonas. Tai reiškia, kad vadovas atsakingas ne tik už savo vidų, kaip jisai jaučiasi, bet praktiškai ir už visos komandos. Nes įsivaizduokit, jeigu ateina vadovas, ten 30 žmonių ir jis visas yra sudirgęs, įsitempęs, nervingas, užsistresavęs, kokiais daro įtaką tai komandai. Tai tokia pačia. Tai va, tai ypatingai vadovam yra labai svarbu tas vidinis balansas, kad priimti ir sprendimus, dėl to, kad aplamai viskas labai greitėja ir viskas toks vis daugiau to chaoso išorėje. Ir čia tada klausimas, o kaip mes ieškom tos atramos viduje? Nes aplinkybės išorėje gali būti visokios, bet tas, kas yra mūsų viduje, mes juk patys tai nusprendžiam. Tai mes galim likti savo viduje, tame ryšyje su savo kūnu, ar ne? Ir susirasti tą atramą vidinę, arba išlipti iš kūno ir eiti ten į visokius emocinius triggerius ir tasytis ir būti mėtomi emociškai ir panašiai. Tai čia yra labai svarbu vadovam, nes jiem ypatingai tai yra svarbu, dėl to, kad nuo jų priklauso ir verslo rezultatai, ir finansiniai rezultatai, ir žmonių emocinė gerovė, ar ne? Ir santykiai. Viskas. Ir asmeniniai. Ne tik vadovams, bet ir šiaip žmonėm, kurie dirba, skuba, lekia, visame tame yra, nes aš labai asociacijas tame matau ir prasme, tik tai visada atsiranda tas klausimas, kaip, nes, va čia irgi komentavo kelios merginos, buvimas čia ir dabar ir savyje, bet čia yra vienas dalykas, aš irgi būnu čia ir dabar, bet antras dalykas tada apie tą jauseną, kaip išgirsti atsakymus arba pamatyti kažkokias vizualizacijas, kaip pat praktikoje, sako, pajaus, pamatyk skaičių ar spalvą, o Jėzau, čia man labiausiai nepatinkantis klausimai. Tai, nes aš esu proto žmogus, man visur turi būti argumentuoti loginiai paaiškinimai. Tai man čia 10x sunku. Čia vėlgi, mes kiekvienas turim savo žodyną, aš manau, kad tai nėra sunku, tiesiog čia yra labai svarbu susiderinti žodyną, ar ne, nes tarkim atrasti atitinkamus žodžius, kur tu įvardini tą patį dalyką, ką ir aš, tik tai gal aš vadinu kitais žodžiais, ar ne, tai čia su visais taip žmonėm yra. Ir vat matau čia tą komentarą, kad svarbu būti savyje. Tai aš ir apie ką kalbu, kad labai svarbu, tai svarbiausias dalykas yra būti savyje. Klausimas, kas tam viduje yra ir ką mes su tuo darom, kaip mes dylinam su tuo. Nes mes galim būti viduje ir ten pas mus chaosas darysis, vienas momentas, o kitas momentas, o kaip tą chaosą paversti ramybę. Tai mes čia kalbam apie tai, kad mes ir esam viduje, mes ir einam į vidų, mes einam į savo kūną, į savo vidų ir mes tenai ieškom
Saugumo. tiksliau, savo suprantamais įrankiais mes ten iš chaoso darom ramybę. Ir tada, kai ten yra visiška ramybė ir tyla, mes girdim tą balsą. Nes aš dažnai matau tokių žmonių, kur sako, ai, aš jau čia zen, jau čia viską pradirbau, čia jau man. Ir tu matai, kad tiesiog žmogus ant tiek geba viską užspausti. Ir kai tu klausi, o ką tu jauti, arba kokie tavo norai, ir tu matai, kad jisai sako svetimų žmonių programom kalbą. Nes čia vienas dalykas yra nuraminti tą chaosą viduje, suprasti, iš kur jisai ateina, gebėti jį išlaisvinti, ar ne, ir tada pripildyti to, ko aš noriu pripildyti. Bet tai tada yra klausimas, o ko aš iš tikrųjų noriu ir kaip aš girdžiu tą savo balsą, ar tai yra mano balsas, ar tai yra kažkieno mintys primestos. Nes juk mes gyvenam erdvėje, kur mes nuskaitom vieni kitų mintis, kaip žinoti, kur yra mano, kur ne. Taip, tai tas irgi svarbu. Taip. Tai va, ir kodėl, turbūt, kodėl tai veiksminga, dar reiktų paminėti, ar ne, kodėl visos kūniškosios praktikos, nes tai greičiausias būdas sugrįžti į savo ašį. Ir tiesiog nusiraminti, pajausti tą saugumą. Nes, tarkim, turbūt kiekvienas yra patyręs, jeigu jisai ten, tarkim, galvoje, tai atrodo, kad ta galva to įsproks nuo minčių ir atrodo, norisi tą galvą nusiimti, kažkur padėti. Jeigu tai yra emocijos, tai reiškia, mes įpuolę į emocijas, tai atrodo, čia semia ir to atrodo net, paskandins, ar ne? Tai vadinasi, mes turim išmokti girdėti mintis, jausti jausmus, bet nebūti nei semiami, nei kad ta galva būtų tokioj būsenoj, kad norisi ją nusimti. Tai reiškia atsitapatinti, nes aš nesu šitas kūnas, aš nesu šitos mintis. Vadinasi, aš tai galiu tiesiog stebėti, kaip jie kyla, ateina ir išeina. Ir čia yra skamba kaip aukštasis pilotažas. Tai nėra aukštasis pilotažas, tai reikalauja tiesiog kasdieninių praktikų. Kai mes įprantame būti stebėtojų savo vidaus, tik tada, kai mes pastebim, kad tie procesai mumise kyla, o ne mes esame tie procesai, mes galime daryti pokytį. Ir o kokios praktikos? Bet kokia pastebėjimo praktika, mindfulness praktika ar ne, kur, tarkim, man sukyla kažkokia emocija ir aš tiesiog iš šono matau ją. O tiesiog tarsi kažkas, kas aš įsivaizduoju, esu aš, pasitraukia ir tiesiog stebi tą emociją. Matau, man kyla pyktis, bet aš nepuolu reaguoti. Tarkim, net ten sukyla kažkoks pyktis, kaip pavyzdys. Mes turim pasirinkimą, nes žmogus yra vienintelis, kuris gali rinktis, nes mes galim valdyti savo impulsus. Mes galime pulti iš to pykčio, ne, iš to impulso, ten kažkoks žmogus kažką pasakė, mes galim pulti, šokti į akis, bet mes galim matyti, aha, mane labai supykdė, sutrigerino, bet aš nepuolu į tą emociją, aš stebiu, kodėl mane tai supykdė. Ir tada aš būnu kūne su šitą emociją. Ir kai aš su jais būnu, kai aš suprantu, kodėl mane sutrigerino, iš kur yra pyktis, jinai išeina. Bet jeigu mane suėmė pyktis ir aš dar labiau supykau ir užgniaužiau, vadinasi, jinai liko manyje ir kažkada reikės ją atlaisvinti. Ir reikės ją išjausti. Ir taip žmonės kaupia visas šitas emocijas ir tada, kai vienu metu kažkada pasileidžia, iš tikrųjų yra be galo sunku. Dėl to tai yra toksai įgūdis, kurį reikia ugdyti kiekvieną dieną. Ir šiandien, tarp kitko, labai man patiko, aš kalbėjausi su savo judesio terapijos mokytoju, kuris jau daugiau negu 40 metų moko ir turi savo mokyklą. Ir aš sakau, žmonės, ypatingai vadovai, ar ne, kurie nesusidūrė su kažkokiom kūniškom praktikom, ar ne, arba tokiam mindfulness visais šitais dalykais, jie tarsi nemato prasmės, kodėl jie tai turėtų daryti. Ir sakau, tarkim, nes tai nėra fizinis kažkoks, kaip čia pasakyti, rezultatas, ar ne, kad, tarkim, kaip su tavim, ten po 3 mėnesių uždirbsi tiek pinigų. Ir kai žmogui pasakai, bet tu geriau jausies, jam atrodo, tai, tai ką, aš ir dabar pakankamai gerai jaučiuosi, ten išgeriu vyno, ar ten parūkau žolės, kaip pavyzdys, ir man čia nusiramina tie nervai ir viskas yra tarsi gerai. Ir šitas mokytas ir sako, iš mano, sako, praktikos ir iš visų tyrimų, ar ne, kiek, nes jis juos stebi normalu. Sako, paprasčiausiai yra 2 keliai žmogui. Sako, iki maždaug apie 40 metus, jeigu žmogus vis dar eina į gyvenimą tik iš galvos ir tik iš minčių, sako, jo laukia po 40 metų dažniausiai 2 scenarijai - narkotikai, alkoholis arba infarktas. Ir sako, reikia žmogui tiesiog informuoti, nes nėra kito kelio. 80% žmonių, ypatingai tie žmonės, kurie turi tokias pareigas pakankamai aukšto lygio, kur yra daug įtampos ir panašiai, sako, scenarijai yra labai paprasti. Ir sako, tu tiesiog duodi žmogui pasirinkti, ar tu nori visgi pradėti tą gyvybę leisti per savo kūną, ar ne, nes mes taip sutverti, ar tu renkiesi kažkokį tai prastesnį scenarijų. Tai va, tai čia tiesiog žmogui yra pasirinkimai, bet iš savo praktikos tai pastebiu, kad 80% žmonių ateina tada, kai jau yra dugnas, kai jau yra perdegimas, kai yra ten praradimas didelių kažkokių tai ar verslų, ar pinigų, žodžiu, kai jau yra pasiektas dugnas. Kažkodėl vis dar žmonės, jie nesupranta, kad tai reikalauja nuolatinio kažkokio tai darbo arba kažkokio tai nuoseklumo, kad turėti tą vidinį balansą, kad išmokti savo nervinę sistemą reguliuoti patiems. Jie kažkaip atrodo, kad išgers kažkokią stebuklingą piliulę ir viskas taiga susitvarkys. Tai nesusitvarkys. Tai va dėl to ir tu neši už savęs tokią misiją edukuoti vadovus, žmonės, skleisti žinią per savo socialinius tinklus, kaip, kad kol dar nepasiekus to dugno, nes aš kaip storiuose rašiau, jeigu mes nesusijimsime dirbti su savimi, su kūno jausena, tuomet gyvenimas mus talžys, nes jeigu mes nepasirinksime tos krypties eiti į savęs pažinimą, per kūno pojūtį kurti savo realybę per būsenas, tai mes gausime tokius antausius iš gyvenimo, kad mažo nepasirodys. Tai aš kaip prisiklausius tokios informacijos, aš einu į save, nors man tos temos,
Aš einu iš komforto zonos. Man yra galbūt patogu dabar nekreipti ten dėmesio, bet einu, nes man tai yra svarbu. Tai vat linkiu, kad daugiau tokių žmonių būtų kaip tu, kurie suprastų to svarbą ir naudą. Ir čia nebūtinai judesio terapija, čia gal labiau yra tiesiog rasti savo įrankį savo, kuris savo yra, na, patogus arba priimtiniausias. Man judesio terapija veikia todėl labiausiai, nes mano protas lygiai taip pat jis labai yra budrus, aktyvus ir taip toliau, ir ten, žodžiu, avilys minčių visada zuja. Nes aš per kūną galiu pasakyti daugiau negu žodžiais. Ir jeigu ir kol mes bandom, tarsi vat, kūno, ką nori pasakyti kūnas, kol mes bandom išversti per žodžius, tai užima daugiau laiko, sunaudoja daugiau energijos ir mes ne iki galo viską išreiškiam. O per kūną, jeigu yra kažkokios būsenos, jausenos, emocijos, mintys ir panašiai, mes atėjom, papraktikavom, per kūną išsakėm, išjudėjom ir viskas. Ir nieko daugiau nereikia sugalvos. Mes tarsi apeinam protą. Tai dėl to man veikia tobulai, nes tikrai daug kartų įsitikinau, kad mes kūnų daugiau pasakome negu žodžiais. Ir iš tikrųjų, ne veltui sakoma, kad mes juk verbaliai kalbam tik kiek ten yra 5% ar 7%, o visa kita yra kūno kalba. Jo, man tai čia yra labai gilu, reikės dar kartą klausytis laivą, viskas įdomu, aktualu. Ar galėt, jeigu dar turi ką pridurti, pasidalinti, prašau, jeigu, nes aš labai laukiu praktikos. Tai tiesiog, kad visos su kūnu susijusios praktikos, tos, kurios veda mus į savo vidų, į tą pajautimą savęs, savo kūno, savo savasties, ar ne, kurios padeda nuraminti arba suvaldyti tą minčių srautą ir susitvarkyti su savo emocijom, visos yra geros ir jų gali būti visokiausių. Svarbu atrasti savoje. Bet kodėl tai yra labai labai svarbu? Nes tai yra balansas. Ne veltui sakoma protas ir širdis, ar ne? Nu, tai vat kūnas ir protas jis turi gyventi balansą, nes anksčiau ir vėliau sistema tiesiog išmuš saugiklius ne pačiu maloniausiu būdu. Taip. Tai aš siūlau padaryti labai tokią paprastą vienos ar 2 minučių praktiką. Tai tiesiog, kad kūnas būtų, stuburas, kad būtų tiesus, tiesiog nusiteikti tokiai vidiniai ramybei, sutelkti tą savo dėmesį į vidų, įkvėpti, iškvėpti, aišku, pakvėpuoti keletą kartų, galite užsimerkti ir pajausti taip visą savo dėmesio apimtimi, pajausti kūną. Ir kai jūs įkvėpėt, lėtai iškvėpėt, dar vieną kartą įkvėpėt, iškvėpėt. Ir tiesiog sakote mintise kūnui, aš noriu tave jausti labiau. Aš noriu tave jausti labiau. Ir pajauskite, kas vyksta kūne. Ne į mintis, dėmesį kreipkite, o į kūno pojūčius. Ar tai yra šiluma, ar tai yra šaltis, kaip kūnas jaučiasi, ar jis atsipalaiduoja, ar jis įsitempia. Noriu jausti tave labiau. Jūs tarsi kalbat, kreipiatės į kūną, prašot jo, kad jis jūs tarsi įsileistų. Noriu jausti tave labiau. Ir kai pajusite tą tokį, kad tarsi jaučiat jį, pajauskit, kiek jo yra, kiek jūsų pačių yra. Gal kiek jūs erdvės užimat šiame kambaryje ir kiek jūs išeinate už kūno ribų. Ir vėl sakyti, noriu pajausti tave labiau. Ir jauskit, kas vyksta kūne, koks vyksta dialogas, kokie pojūčiai. Neanalizuojant, o tiesiog bandant pajausti, kas vyksta kūne. Nes tikrai kažkoks pokytis turi vykti. Ir žinoma, šitą praktiką jūs galite daryti patys ir atsisėsti ir sąmoningai daryti kokį 15 minučių, 20 ir tiesiog stebėti, kas vyksta. Tai dabar pakviesiu tave, Kristina, jau įkvėpti, iškvėpti ir atsimerkti. Ir pasidalink. Ar pajautai? Ne. Nežinau, ką turėjau pajausti. Ok. Eisi pas mane į sesiją. Va, tarp kitko geras pavyzdys. Atsimeni, kai tu pas mane buvai. Ir kai tau rodžiau. Taip, praktiką rodai, dalinais. Ir tu tada pajautai. Tai matai, kad buvo skirtumas prieš tai ir po to, kad tu pradėjai jaust. Ir pradėjai savo širdį jaust, pradėjai vidų jaust, spalvas matyti. Įvyko, kažkurio momentu įvyko šiftas. Bet jisai, sakau, tas jautimas ant plonos ribos, ne visada man pavyksta tą įjungti pojūtį. Bet jis ir neįsijungia kaip su mygtuku, žinai, kaip taip, dabar pradėsiu jaust. Čia už tai sakau, čia reikalingas lavinti įgūdis. Bet tas toks, nes mes visą laiką laukiam kažkokių fejerverkų wow efekto. O jis yra labai labai subtilus. Kur tu gali sėdėti valandą meditacijų ir tarsi neteis jokie ženklai. Ir paskui po tos valandos bam ir atsiranda. Tai čia tiesiog reikalingas įgūdis. Bet čia pavyzdys tame norėjau pasakyti, kad kai tu buvai pas mane tada sesijoje, kad įvyko pokytis. Tik tiesiog tau reikėjo daugiau laiko, kol tu įsijungiai į būsenas, kol tu pradėjai jausti kūną. Tiesiog tai neįvyko per 5 minutes, tai tiesiog truputį užtruko ilgiau. Tai čia kiekvienam yra labai individualu. Vienam gal ten reikia valandos, kitam reikia mėnesių. Bet čia viskas yra praktikoje. Tai turbūt tam ir reikalingi mentoriai ir gerai, kad jie yra, nes mes ne visada matom savo akluosius taškus. Aš taip pat visada esu už mentorystę ir visada irgi einu, kai man yra poreikis, kai matau kur. Dėl to, kad tada mes greičiau praeinam tos dalykus.
Nes, tarkim, pats žmogus su savim gali ten bandyti daryti, nesigauna, gaunasi, tada atsiranda, tai gal čia nesąmonė, gal čia sąmonė, o tu eini pas žmogų, jis tave pradeda, viskas vyksta žymiai greičiau. Aš Kaip ir pritariu tame, todėl kad dažnai netgi bendraujant su klientais verslo prizmėje aš matau, kaip įsijungia protas. Ir kai įsijungia protas, tada prasideda buksavimas atgal, nepasitikėjimas savimi. Tai vat lyginant tą patirtį su einant, pavyzdžiui, pas tave, kas būna, kai yra mentorius, jis tave laiko visoje toje kryptyje iš taško A į tašką B ir taip tu patiri kažkokius iššūkius. Bet tai vis tiek pravedi. Jeigu klientas pats savarankiškai bandytų, jisai gal praeitų pirmus 2 stepsus, tada įsijungtų protas, nesąmonė, kam čia apsikraunė, laiką gaišini, niekas jau čia nesigauna, čia ne tau, bla 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 ir išeini. Bet kai tu esi su mentorium, jisai tave sugauna, okei, dabar pasikalba, tai jūs šitam taške ir toliau nueinate. Ir tada praeinama tą kelią ir tu išsilaisvini iš viso to chaoso ir gaunate win-win abu rezultatus, nes pačiam sunku tobulėti, eiti per saviugdą, taisyti santykius, finansus, verslą ir taip toliau, nes tada galima va čia užsisukti ir išprotėti. Ne, tai va tas ir yra, kad tu tada negirdi tiesos, nes kaip pats su savim tos mintis, o protas į tave taip gali ten pradėti vedžioti tais labirintais, kad galvosi, wow. Taip. Yra tas toksai. Tai va, tai dėl to aš kažkaip linkiu kiekvienam atrasti tą balansą, nes kaip matom pasaulyje, ramybė greitų metų nenusimato, vadinasi, kaip ir minėjau, vienintelė atrama yra viduj, tai linkiu kiekvienam tą atramą ir surasti ir ieškoti tų žmonių, pas ką jūs galite nueiti, kur galite save pajausti plačiau, daugiau. Tai ačiū tau, Lieja, kad pasidalinai tokiamis žiniomis. Tikiuosi, bus tokių sielų, kuriam surezonuos tavo žodžiai ir įsisąmonins kaip ir aš ir irgi linkiu visiems kitiem augti, tobulėti, užsimti tą saviugdą ir eiti tą šviesą, savęs atskleidimą, į pasitikėjimą ir savo to aukščiausiojo potencialo atskleidimą. Ačiū, Eglė, kad prisijungiai, klausėjai mūsų. Tai ačiū visiems ir gal dar reikėtų tada, kaip ir kalbėjom šiandien ar ne, kad žmonės eina dabar per tokią liminalią erdvę. Tai reiškia, kai seno nebėra, naujas dar nesusikūrė ir dabar visi tarsi eina tą virsmo tokį periodą etapą, kuriame iš tikrųjų visiems yra sunku, visiems vyksta įvairūs procesai, ypatingai vidiniai, emociniai, mentaliniai ir panašiai. Tai svarbu suprasti, kad mes visi per tai einam ir kad mes nei vienas nežinom, koks bus tas rytojus, nes mes tą savo rytojų kūrėme šiandien savo mintimis, savo jausmais. Tai reiškia, ką aš šiandien galvoju, tą šiandien jaučiu ir per savo tą būseną reiškia, aš taip kuriu savo rytojų. Tai aš už tai labai linkiu pradėti galvoti, ką jūs galvojat, nes nuo to priklauso tai, ką jūs jaučiat ir tai priklauso ateitis. Tai va. Tai va, visą tą intenciją ir užbaigiam pokalbį. Tai ačiū visiems, kas dalyvavo. Laivą išsaugosime. Gerai. Ir jeigu yra klausimų, tegul rašo, tada rašykit visi į komentarus ir padaryti galėsim dar atskirą sesiją. Gerai. Gražaus vakaro visiems. Iki. Gražaus vakaro. Iki. Visi.